Labas Čikitos, sveikos sugrįžusios. Turime jau 5 dieną. Man šiandien kažkaip labai nesiseka. Nufilmavau pusę treniruotės, pamačiau tik tada, kad yra nejungtas mikrofonas. Vėl filmavau, tada išsikrovė lempa. Žodžiu, bandau 3 kartą. Tikėkime, dabar nieko neatsitiks. Šita treniruotė bus skirta mūsų sėdmenims ir mūsų presui. Tai pagrindinis mūsų įrankis bus pasipriešinimo guma. Aš naudoju iš Brigitos Petrulės. Man patinka, nes jos yra medžiaginės ir vidinėse pusėse yra tokie, net nežinau, silikonai, kurie leidžia nenuslysti būtent mūsų gumai. Tai naudoti galite tikrai bet kokias. Tai pasirašėm ir keliaujam į apšilimą. Mano jau bus 3. Tai leidžiamės į kūdikio poziciją, ištempiam pirštų galus, bandome pasiekti kitą kambario pusę, labai gerai, ir įkvepiam giliai, iškvepiant leidžiam klubus ant kilimėlio ir ištempiam savo nugarą. Labai gerai. Grįžtam į kūdikio poziciją, išsitempiam, įkvepiam ir iškvepiant leidžiam klubus ant kilimėlio ir ištempiam savo nugarą. Paskutinis, kūdikio pozicija, išsitempiam labai gerai ir leidžiamės su klubais ant kilimėlio ir ištempiam savo nugarą. Labai gerai. Keliaujam į žemyn žiūrintį šunį. Pratempiam savo kojas, lyg spaustumėm pedalus, tokia intencija, stipriai. Prasitempiam, pramankštinam kaulus, bandom priliesti kulnais kilimėlį, išsitempiam su nugarą ir siunčiam dešinę koją į dešinę kilimėlio pusę, pavažiuojam taip pirmyn atgal, keliam dešinę ranką į lubas, įkvepiam, iškvepiam, leidžiam ranką už nugaros, vėl grąžinam į lubas, ant kilimėlio, žemyn žiūrintis šuo, tą patį pakartojam ir su kaire koja, važiuojam pirmyn atgal, keliam kairę ranką į lubas, įkvepiam, iškvepiam, nuleidžiam, grąžinam į lubas, ant kilimėlio, žemyn žiūrintis šuo, dar pramankštinam, sustojam, bandom paliesti kulnais kilimėlį ir leidžiamės ant kelienų. Tai kadangi mūsų treniruotė yra fokusuota į sėdmenis, tai ji negali prasidėti kitaip, tik tai nuo bridžo. Tai užsidedam gumą šiek tiek virš kelienų, įsitaisom, pozicija mūsų yra gulima, labai gerai, prispaudžiam nugarą prie kilimėlio, presas įtemptas, guma irgi yra įtempta, tai kojos yra klubų plotyje, pasitikrinam, ar paliečiam savo kulnus, tam, kad tikrai būtumėm įsitikinusios, kad koncentruojamės į sėdmenis, labai gerai, rankos ištiestos ant kilimėlio ir pradėsim nuo apšilimo. Tai kylam į bridžą, slankstelis po slankstelio, užlaikom, stipriai suspaudžiam sėdmenis ir slankstelis po slankstelio nusileidžia. Labai gerai, pajauskit. Vėlgi kylam, slankstelis po slankstelio, viršuje stipriai suspaudžiam sėdmenis ir slankstelis po slankstelio grįžtam. Apatinė nugaros dalis turi pasidėti pati paskutinė. Padarom dar 2 tokius. Suspaudžiam ir koncentruotai, lėtai leidžiamės ant kilimėlio. Paskutinis. Pakylam, suspaudžiam ir slankstelis po slankstelio nusileidžia. Labai gerai. Dabar pakelkim rankas į lubas ir jau kylam į bridžą ir leidžiamės tiesia nugara. Padirbsim šiek tiek štai taip, pakylam, sėdmenis suspaudžiam ir nusileidžiam. Labai gerai. Nepamirštam kvėpuoti. Kvėpavimas mums
padeda. Ir visą laiką stebim savo poziciją viršuje, kad klubai būtų vienoje linijoje, neiškrypę ar pasvirę į vieną ar kitą pusę. Dar padarom tokius 3. Leidžiamės tiesią nugarą. Ir pridėsim. Kai pakylam į viršų, 2 pulsai ir nusileidžiam. Pakylam, 2 mini pulsai ir nusileidžiam. Labai gerai. Pakylam, 2 pulsai ir nusileidžiam. Sėdmenis visada suspaudžiam viršuje. 2 pulsai ir nusileidžiam. Dar turim tokius 4. Leidžiamės jau tiesia nugara. 2 pulsai. Leidžiamės. Dar 2. Pakylam. 2 pulsai. Nusileidžiam. Paskutinis. 2 pulsai ir nusileidžiam. Dabar, kai pakelsime į bridžą, kelsime kulnus nuo kilimėlio, padėsime ir jau leisimės tik tai iki pusės. Nebepaliečiam kilimėlio. Vėl kylam viršų, kyla kulnai, nusileidžia kulnai ir leidžiamės iki pusės. Taip padirbam. Tikrai to turėtumėt pajausti. Aš jau tikrai jaučiu. Dar 4. Leidžiamės iki pusės, primenu. 3. Kyla kulnai, nusileidžia kulnai ir leidžiamės iki pusės. Paskutinis. Ir pridėsim. Kai pakeliam kulnus, skečiam kojas į šonus, kiek įmanoma, kiek leidžia jūsų guma, grįžtam, nebenuleidžiam kulnų ir leidžiamės iki pusės. Taigi pakylam, kojos į šonus, grįžta, leidžiamės iki pusės. Labai gerai. Kartojam. Gumą ištempiam, kiek tik tai įmanoma. Kulnai nebenusileidžia. Labai gerai. Šaunuolės. Dar turim tokius 3. Ir liksim viršuje. Ir dirbsim tik tai su kojų skėtimu į šonus. Labai gerai. Pakylam ir kojos į šonus ir grįžta. Į šonus ir grįžta. Sėdmenis visada įtempti. Kieti. Labai gerai. Dar 4, 3, 2, 1. Labai gerai. Liekam viršuje ir papulsuojam. Pulsuojam. 6, 5. Laikykitės. 4, 3, 2 ir 1. Užlaikom. Dabar nuleidžiam kulnus, pakeliam kulnus, nuleidžiam kulnus, pakeliam kulnus. Padirbam štai taip. Kyla kulnai, nusileidžia. Nepamirštam, guma irgi yra ištempta. Visada turi būti tas toks įtampa. Dar 4, 3, 2, 1. Liekam kulnais viršuje. 2 pulsai ir leidžiamės iki pusės. Pakylam. 2 pulsai ir leidžiamės iki pusės. Šaunuolės. 2 pulsai iki pusės. Kulnai pakelti. Žinau, kad skauda. Man irgi. Dar turim tokius 4, 2 pulsai. Leidžiamės iki pusės. 2 pulsai. Iki pusės. Paskutinis. 2 pulsai. Leidžiamės iki pusės. Vėlgi, pakylam. Skečiam kojas į šonus. Leidžiamės iki pusės. Pakylam. Skečiam kojas. Leidžiamės iki pusės. Kulnai pakelti. Jau toj pabaiga. Laikykitės. Dar 5. Pakylam. Kojas skleidžiam. Ir leidžiamės iki pusės. Dar 3, man atrodo, jeigu gerai skaičiuoju. Labai gerai.
2, laikykitės, 1, liekam viršuje, kulnai pakelti ir užbaigsim pulsavimu. Labai gerai. 9, pulsuokit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Nuleidžiam kulnus ir nusileidžiam. Labai gerai. Atsikvėpkit, atsigerkit ir keliausim toliau. Gerai, tai dabar keliausim į šoninę poziciją. Tai dešinė mūsų alkūnė yra sulenkta ant kilimėlio. Stebim, kad būtų tiesi linija tarp peties ir tarp mūsų alkūnės. Įsitaisykit gerai. Dešinė koja. Dešinė taip yra sulenkta. Kairė ištiesta. Štai taip. Dešinė ranka gali būti ant liemens. Ir pradėsim tiesiog paprastai. Kylam į šoninę lentą ir nusileidžiam. Pakylam ir nusileidžiam. Kvėpuojam. Ramiai, niekur neskubam. Dar 2. Ir pridėsim. Labai gerai. Kai pakylam, keliam savo dešinį kairį koją, nuleidžiam ir nusileidžiam. Pakylam į šoninę, kyla koja ir nusileidžiam. Labai gerai. Kyla koja ir nusileidžiam. Dar 2. Laikykitės. 1. Labai gerai. Dabar pakelsim į šoninę poziciją ir nebenusileisim. Tai įsitaisykit ir pakylam. Keliam koją ir nuleidžiam tik koją. Kyla koja ir nusileidžiam. Labai gerai. Dar 3, 2 ir 1. Dešinė ranka, ne dešinė, atsiprašau. Kairė ranka lenkiasi už galvos ir darysime šoninius karančus. Išsitęsiam ir krančas. Ir krančas. Labai gerai. Dar 3, 2, 1. Laikomės ir pulsuojam. 4, 3, 2 ir 1. Nusileidžiam. Iš karto keliaujame į savo lentą. Guma vis dar virš kelienų. Taigi esam lentoje ir transformuojamės į delfiną. Klubai kyla į lubas, kulnai visą laiką pakelti ir grįžtam į lentą. Ir vėl delfinas. Ir taip padirbam. Delfinas. Labai gerai. Guma ištempta. Dar 2. Ir pridėsim. Kai nusileidžiam į lentą, dabar darysime varlės pritūpimą. Tūpsimės plačiai, tempsim gumą, lenta ir delfinas. Toks bus mūsų kombo. Lenta, tūpimas varlės ir delfinas. Labai gerai šaunuolės. Tūpiamės plačiai. Dar 4. Delfinas. 3. Labai gerai laikykitės. 2. Delfinas. 1. Delfinas. Padarom paskutinį. Darom patį geriausią. Delfinas. Grįžtam į lentą ir palaikom lentą. Laikom.
8, 7, 6, presas įtemptas, 5, 4, 3, 2 ir 1. Ir nusileidžiam. Atsigerkit ir keliaujam iš karto į kitą pusę. Dabar mūsų sulenkta ranka bus kairė. Tai pasitikrinam, kad būtų tiesi linija su pečiu ir su alkūne. Kairė koja sulenkta, dešinė ištiesta. Dešinė ranka gali būti ant liemens. Pasiruošiam ir važiuojam. Kylam į šoninę poziciją ir nusileidžiam. Pakylam ir nusileidžiam. Labai gerai. Ir nusileidžiam. Dar 2. Ir pridėsim kojos pakelimą. Labai gerai. Pakylam į šoninę poziciją. Koja pakyla ir nusileidžiam. Koncentruotai. Labai gerai. Atrodo, kas čia ta guma? Bet kaip iš karto apsunkina darbą. Dar 1. Ir atsimenam. Liksim viršuje ir koją pakelsim ir nuleisim. Taigi pakylam į šoninę poziciją, koja kyla ir nusileidžia. Ir nusileidžia. O mes laikomės šoniniai pozicijai. Dar 2 ir 1. Dešinė ranka už galvos, kyla koja ir darome šoninius krankšus. Labai gerai. Dar 4, 3, 2 ir 1. Laikom ištiestą koją ir pulsuojam. Pulsuojam. 3, 2 ir 1. Šaunuolės. Pakartosim savo lentos pratimą. Taigi stojamės į lentą. Tiesi lenta, presas įtemptas ir kylam į delfiną ir nusileidžiam į lentą. Delfinas ir lenta. Delfinas ir lenta. Dar padarom tokius 3. Niekur neskubam. Paskutinis. Ir dabar, kai grįšim į lentą, tūpsimės į varlės pritūpimą. Tūpiamės ir delfinas. Šaunuolės. Tūpiamės ir delfinas. Labai gerai. Tūpiamės ir delfinas. Dar 3. Tūpiamės ir viršų. Labai gerai. Plačiai. Galit netgi bandyti pritūpime pasiekti su keliais kilimėlį. Paskutinis. Tūpiamės. Delfinas. Grįžtam į lentą ir palaikom. Palaikom. 9, 8. Nusileidžiam ant alkūnių. 7, 6, 5, 4. Kvėpuokit. 3, 2 ir 1. Ir nusileidžiam. Labai gerai. Atsigerkit. Liko paskutinė serija. Atsistojus. Ir bus viskas. Mūsų guma yra
vis dar virš kelienų. Tai pagrindinė koja bus kairė, dešinė šalia. Ir leisimės į 90 laipsnių įtupstą, rankos virš galvos. Įtupstas ir rankos virš galvos. Ir atsistojam. Kartuojam. Įtupstas ir atsistojam. Labai gerai. Dar 3, 2, 1 ir pridėsim. Esam įtupste, lenkiamės į pasvirimą, į hingą, rankos už nugaros, įtupstas ir atsistojam. Taigi, įtupstas, pasvyram, grįžtam ir atsistojam. Kartojam. Pasvyram, įtupstas ir grįžtam. Dar šaunuolės. Esat stiprios. Dar 1. Ir pridėsim. Dabar keliaujam į įtupstą. Pasvyram. Patikrinsim pusiausvyrą. Bandom pakelti dešinę koją, lyg į kregždutę. Grįžtam į įtupstą. Ir atsistojam. Važiuojam. Įtupstas. Pasvyram. Kyla dešinė koja. Įtupstas. Ir grįžtam. Dar 2 tokie. Pasvyram. Kyla koja. Grįžtam į įtupstą. Ir atsistojam. Paskutinis. Įtupstas. Pasvyram. Kyla koja. Įtupstas. Ir grįžtam. Padarysim paskutinę seką. Ir liksime tik prie dešinės kojos pakelimo ir nuleidimo. Kregždutėj. Važiuojam. Įtupstas. Pasvyram. Kyla koja. Rankos maldos pozicijoje. Ir pulsuojam. Laikykitės. 4, 3, 2 ir 1. Šaunuolės. Ta patį pakartosim su dešinė koja. Bus viskas. Susikaupiam. Taigi pagrindinė dabar mūsų koja bus dešinė, kairė šalia. Ir leidžiamės į 90 laipsnių įtupstą, rankos virš galvos. Ir pristatom. Ir pristatom. Įtupstas. Ir pristatom. Labai gerai. Dar 2. Paskutinis. Ir pridėsim pasvirimą. Įtupstas. Pasvyram. Įtupstas. Atsistojam. Labai gerai. Pasvyram. Įtupstas. Atsistojam. Dar galit tikrai. Dar 2. Pasvyram. Nusileidžiam. Ir atsistojam. Paskutinis. Ir jau sekančių. Pridėsim kairės kojos pakelimą. Kregždutėj. Važiuojam. Įtupstas. Pasvyram. Kyla kairė koja. Įtupstas. Ir atsistojam. Dar šaunuolės. Laikomės. Dar 2. Pasvyram. Pakylam. Įtupstas. Ir grįžtam. Įtupstas. Pasvyram.
Keliam koją. Ir atsistojam. Ir užbaigsim kregždutę. Važiuojam. Įtupstas. Pasvyram. Kyla koja. Ir nusileidžia. Laikykitės. 4, 3, 2 ir 1. Šaunuolis. Galit nusimauti gumą. Nusimauti. Žodžiu. Stojamės į kilimėlio galą. Prakvėpuojam. Įkvepiam. Giliai. Ir iškvepiam. Dar vieną kartą. Įkvepiam. Ir jau leidžiamės su smakru į žemyn žiūrintį šunį. Labai gerai. Praspaudom pedalus. Šaunuolės. Prispaudžiam kulnus prie kilimėlio. Išsitempiam. Dešinė koja keliauja į dešinį kilimėlio pusę. Pravažiuojam. Su dešinė ranka spaudžiam dešinį kelėną nuo savęs, kad dar daugiau atsivertų. Ir jeigu pavyksta, leidžiamės ant alkūnių ir pabūnam. Jeigu sunku, nuleidžiam kairę koją ant kilimėlio. Jeigu pavyksta, pabūnam taip. Kaip dryžiukai. Labai gerai. Atsargiai grįžtam. Ta patį pakartosim su kairė koja. Keliauja į kairę pusę. Pravažiuojam. Su kairė ranka atidarom kelėną. Labai gerai. Išsitempiam. Ir leidžiamės ant alkūnių, jei pavyksta. Ištempiam. Labai gerai. Liuks. Grįžtam į žemyn žiūrintį šunį. Paskutinį kartą praspaudom pedalus. Kulnus leidžiam ant kilimėlio. Stipriai išsitempiam. Darom bangelę. Leidžiamės klubais ant kilimėlio. Ištempiam savo nugarą. Pažiūrim pro kairį petį. Centras. Dešinė. Centras. Ir atsisėdam į patogią sėdimąją poziciją. Ir užbaigsim kartu įkvėpimu ir iškvėpimu. Taigi įkvepiam visą gerą energiją. Uždarom ją ir iškvepiam. Padėkokit savo. Padėkokit, kad skiriat savo laiko, kad turit galimybę judėti, sportuoti. Man labai malonu, kad pasirenkat sportuoti su manimi. Ačiū, kad esat. Linkiu gražios dienos, gražaus vakaro, gražios nakties. Nežinau, kada žiūrit. Ir pasimatom rytoj. Ate.